Labas. Šiandien atvykau šviesinti plaukų. Tikiuosi, kad po šiandien liksiu biškį blandiškesnė. Žiūrėk, kaip kirčiu visko vyksta ant mano galvos. Man be galo patinka mano nauja plaukų spalva, žiauriai gražiai gavosi. Tai dabar su Artūru einam pavalgyti. Toks yra mano šiandienos outfitas. Tai šiandien mes važiuojam į Kauną, nes planuoju pasidaryti naują tatuiruotę. Labai nekantrauju. Ir taip pat aplankysim vieną kavinukę, žiauriai estetišką, žiauriai gražią Kaune, kurią labai senai norėjau apsilankyti. Tai va pagaliau pavyks. Ir šiandien linksmiausia dalis yra ta, kad mes važiuojam tryse. Tai aš, Artūras ir Artūro brolis. Ką ten, Sofija, nori išeit? Nori išeit? Einam. Nenori, kad mama išvažiuotų? Maja. Ate. Ate. Man žiauriai patinka rezultatas ir jau laukiu, kada jinai tokia biškai išblūks ir jau taps panašesnė į kitas. Sugis iki galo, tai žiauriai faina, kol kas, nežinau, esu labai patenkinta. O dėl kavinės, tai mes tiesiog aptingom, pavargom ir nusprendėm tiesiog atvažiuoti į Circle K, pasiimti kavos ir važiuoti atgal į Vilnių. Tokias gražuolės. Artūras mums prikabino štai tokį inkilėlį čia, kad galėtume žiūrėti paukštelius, bet kol kas per 2-3 savaitės nei vieno paukštelio čia nebuvo. Tai nežinau, ar jiems dizainas namelio nepatinka, ar maistas. Tai dabar lauksiu, kada greičiau tatuiruotė sugis ir jau supanašės su mano visomis senomis tatuiruotėmis, nes mano nepopuliari nuomonė, kad tatuiruotė yra daug gražesnė, kai jinai yra tokia pabuvusi, pablūkusi, truputėlį išsiliejusi. Tai man tada yra daug gražiau negu tokia šviežia tatuiruotė su konkrečiomis tokiamis ryškiomis linijomis. Tai man yra daug gražiau. Pavyzdžiui, pas mane jau čia tokios tikrai jau... Prieš kiek metų aš dariau savo pirmą tatuiruotę? Savo pirmą tatuiruotę, man atrodo, dariausi prieš 3 metus. Nu tai va, tai man labai patinka, kai jinai jau yra tokia visiškai sulieta su oda. O šiaip labai džiaugiuosi rezultatų, džiaugiuosi, kad man patiko šitą tatuiruotę, kad jinai tinka prie manęs, prie mano charakterio, prie mano stiliaus, nes, nu, kartais gali būti ir klaidos. Ir aš esu padarius vieną tokią klaidą, tai pavyzdžiui, šitos tatuiruotės aš visiškai nekenčiu. Ir dabar aš šalinimo procese. Čia buvo 6 šalinimai man. Tai šalinimas yra tikrai skausmingas, tikrai ilgas, tikrai nepigus. Tai va šitą šalinu, tada dar šitą šalinu, nes irgi nepatiko nuo pat pradžių, kai tik buvo padaryta, man iš karto jį nepatiko, iš karto žinau, kad sugis ir pradėsiu šalinti. Tada turiu šitą, kuri man labai patinka, šitos visos man labai patinka. Tada aš tiesiog dievinu šitą tatuiruotę, labai man patinka šitą tatuiruotę. Tada dar turiu štai čia žvaigždę su mėnuliu. Ir viskas, ir mano rankos. Tai va, bet šita man patiko ir jos tikrai nežadu šalinti.
Beje, štai yra mano visiškai mėgstamiausia, mylimiausia gertuvė. Aš nesuprasdavau, kodėl tiek hypo aplink Stanley gertuvės tik tokia. Bet tada Artūras man padovanojo per Kalėdas ir čia yra geriausia, kokybiškiausia mano gyvenime turėta gertuvė. Aš mėgstu gerti šiltą vandenį, ne karštą, ne šaltą, o būtent šiltą. Tai ji tobulai išlaiko temperatūrą net žiemą, kai būna gertuvė stovi visą dieną mašinoje, vis tiek jinai išlaiko tą temperatūrą ir vanduo išlieka šiltas. Tada šitos šiaudelis, per kurį gerti, yra nubelė kaip patogus, labai lengva gerti iš jos, žodžiu, tiesiog mano meilė šita gertuvė yra, šiaip ir patogu nešioti ją ir stilingai atrodo. Beje, jūs žinojot, kad šitom gertuvėm yra 25 metų garantija. Gerai, tai realiai mes susirinkom čia, nes noriu jums parodyti savo naujausius pirkinius, kurią žadėjau parodyti praeitam video, bet nespėjau ateiti, tai va, dabar jau viską turiu. Žinokit, aš pastaruoju metu tiek daug sėdžiu Vintede ir nežinau, atrodo, aš pagavau tą azartą atrasti kažkokį perliuką tiesiog. Ir va, aš labai daug laiko praleidžiu Vintede, bet ne veltui, nes atradau štai šitą nerealiai gražią suknelę iš Zaros. Nežinau, ar jums minėjau ar ne, bet šiemet mane labai patraukė prie rožinės spalvos. Nu tai kai pamačiau šitą suknelę, tiesiog įsimylėjau absoliučiai ir spalva, ir jos forma. Tai pasimatuosiu, jums vėliau parodysiu, bet prieš tai dar noriu kitus dalykus parodyti. Tai aš savo must pirkinių sąraše turėjau chunky sandalus. Tai visur ieškojau, tokių, kad, įsimylėčiau, tobulų. Ir radau H&M, tai bet kol aš ruošiausi jos pirkti, tiesiog viską išpirko. Ir man čia buvo tokia tragedija, kad aš vėl nespėjau, bet tuomet pagaliau, nežinau, po savaitės ar po 2 jie vėl atsirado. Ir tada aš jau tikrai nelaukiau, iš karto puoliau pirkti, tą pačią sekundę, kai pamačiau, kad jie vėl grįžo. Tai čia yra mano šios vasaros favoritai sandalai. Na, o paskutinis mano pirkinys buvo netikėtas, nes aš savo žadėjau, kad aš neprisijungsiu prie visos masės, nepirksiu Sambų ir Gazelių, nes galbūt jau kitais metais jie bus neaktualūs. Na ir tiesiog, kad neverta pirkti 1 metams. Bet ėjau aš pro parduotuvę ir pamačiau tobulos spalvos gazelės. Ta prasme, čia visiška meilė buvo. Čia, tiesiog, aš jums tiesiog parodysiu. Jūs nesivizduojat, kokia aš laiminga buvau, kai jas pirkau. Visiškai tobula. Čia yra tokia kaip pastelinė rožinė su tamsiai mėlynu. Tiesiog. Ir kaip gerai atrodys prie visko, prie visų mano drabužių, prie džinsų, netgi prie šitos suknelės iš Zaros. Tai va, to jau netgi parodysiu, kaip galbūt kartu atrodo. Tai dar visai neseniai buvau, tiesiog nerealiam renginiai. Čia buvo pats ryškiausias, įdomiausias renginys iš visų, kuriuose esu buvusi. Tai buvo būtent Nixo renginys, Duck Plump lūpdažių putlinančių lūpas pristatymas. Tai žinoma, aš viską nufilmavau, aš tiesiog praleidau nerealiai gerą laiką su žiauriai linksma kompanija. Tai va, noriu jums parodyti. Dieve, koks nesveikai smagus buvo renginys ir ant kiek yra fainiau būti renginiai, kai turi draugių, kurios atvyko į renginį, turi su ko pabendrauti, turi su ko fotografuotis, keistis nuotraukom. Žiauriai smagu buvo, nerealiai gražus renginys, tai su emocijom, su gera nuotaika važiuoju namo. Čia yra mano absoliučiai mėgstamiausi pusryčiai. Aš jūs galėčiau valgyti
kiekvieną dieną, bet bijau, kad atsibos, tai tenka kartais kaitalioti. Bet čia yra surinkti mano visi mėgstamiausi produktai. Aš žiauriai mėgstu rūkolą, avokadą, humusą ir žiauriai mėgstu šitą rūkytą tofu. Tai ir dar duoną, labai mėgstu duoną. Ir dar vienas mano įprotis, aš visada valgau su teliku, visada. Man tiesiog taip yra linksmiau, nežinau. Gerai, kad čia yra nekarštas maistas ir jis gali palaukti, nes labiausiai nervina, kai maistas šąla, o tu prieš tai, kai pradėti valgyti, turi surasti kažką savo pasižiūrėti ir tu tiesiog scrollini ten kokį Netflix ar YouTube'ą, kuo greičiau ieškai, kad tik nešaltų. Žodžiu. Labai kuklinu iš kameros. Artūras visą šitą laiką valgė virtuviai, nes žinojo, kad aš čia filmuoju ir nenorėjo man trukdyti. Aš sakau, aš tiesiog valgau. Nes prieš tai sakei, sėdėk tyliai, nes filmuoju. Tai prieš tai tu man trukdėjai, dabar aš tiesiog valgau. Ačiū, kad pažiūrėjote šitą video iki galo, ačiū už jūsų palaikymą, laikus, komentarus. Jeigu dar nesate pasubscribinę šitą kanalą ir nenorite praleisti naujų video, būtinai pasubscribinkit. Na, o mes su Artūru spontaniškai sugalvojom už savaitę skristi Londono, tai susitiksime jau Londone. Ate.